Rudenį prasideda šildymo sezonas, kadangi sausėja oras, taip pat ir augintinio oda bei kailis gali šiek tiek sausėti. Taip pat odos sausumą gali išprovokuoti per dažnas maudymas arba parinktos netinkamai kosmetikos priemonės. Dėl to būtent vėsesniuoju periodu reikėtų rinktis drėkinančias ir kokybiškas maudymo priemonės. Kaip ir žmonėms, taip ir augintiniams oda yra atspindys viso organizmo sveikatos. Tai, ką įdedame į vidų, tiesiogiai matosi mūsų odoje. Taigi, jeigu augintinio mityba yra nepakankama, ne visavertė, tai gali matytis augintinio odoje. O kaip konservai arba kitaip vadinamas šlapias maistas gali padėti tokiais atvejais? Šlapiame maiste yra gausu drėgmės. Būtent drėgmės kiekis padeda palaikyti augintinio odos balansą ir padeda išvengti augintinio dehidratacijos. Tai naudinga ypač tiems augintiniams, kurie vengia gerti daug vandens ir valgo vien tik tai sausą maistą. Taip pat šlapiame maiste gausu omega-3, omega-6 riebiųjų rūgščių, kurios padeda iš vidaus maitinti tiek kailį, tiek odą. Žinoma, šlapiame maiste naudojame aukštos kokybės ingredientai, tokie kaip mėsa, žuvis, padeda palaikyti augintinio amino rūgščių balansą. Taip iš vidaus yra drėkinama augintinio oda. Taigi šlapias gyvūnų maistas yra puikus funkcionalus sprendimas šaltuoju metų periodu, nes jis padeda drėkinti augintinio odą iš vidaus.